Brangi klaida parduodant gyvenamąjį būstą. Norint pasinaudoti įstatymo lengvata nemokėti GPM nuo pardavimo pajamų, parduodamame būste reikėtų būti deklaravus gyvenamąją vietą. Praktikoje yra ne kartą tekę matyti apmaudžių apsižiūrėjimų, kai gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota ten, kur buvo gyvenama, arba buvo prisideklaruota per vėlai, išsideklaruota per anksti. Rezultatas pardavus gyvenamąją būstą keli ar net keliasdešimt tūkstančių GPM. Taigi, nepaisant visų darželių, mokyklų ir kitų priežasčių, dėl kurių žmonės gyvenamąsias vietas deklaruoja ne ten, kur gyvena, parduodant būstą reikėtų deklaravimus susižiūrėti ir pardavimo momentą pasireguliuoti. Na, o jeigu to padaryti neišeina arba pardavimas jau yra įvykęs, gera žinia yra ta, kad padirbėjus su įrodinėjimu GPM vis tiek galima išvengti. Mokestinių ginčų praktikoje yra nueita ta linkme, kad įstatymo lengvatos taikymui yra svarbi ne tik deklaruota gyvenamoji vieta, bet ir faktinė. Tad net apsižiūrėjus su deklaravimu GPM galima išvengti, jeigu parduotame būste iš tikrųjų faktiškai gyvenate. Reikia pagalbos? Susisiekime!